tobulas. Tuo galėsite įsitikinti vėliau. O dabar mano užrašuose parašyta, kad atėjo metas tarti žodį mūsų miesto merui Raimondui Dambrauskui. Labadiena, mėly studentai, labadiena, mėly trečiokai, mėly mokytojai. Šimtadienis tokia keista šventė. Nežinau, ar tai džiaugtis jums ir mokytojams, ar tai liūdėti. Aš galvoju, kad 100 dienų tikriausiai turėtų atsakyti klausimą tik 100 dienų, ar net 100 dienų. Šiandien jūsų šimtadienis irgi yra išskirtinis. Mes po metų pertraukos iš kino centro Garsas grįžtame į bendruomenių rūmus. Jisai vyksta 2 savaitėms vėliau negu paprastai vykdavo. Trečia tokia priežastis, jisai vyksta šeštadienį, kai kitomis dienomis matyt vykdavo penktadieniais. Tai jeigu liko tik 100 dienų, tai manau, kad jūs atsisveikinat su mokykla ir jūsų šitie gražūs apdarai, nežinau, kad ne kaimiečių, bet valstiečių, disko, princesių, piratų, mymų ir karalaičių. Kažkokia karalaitės buvo dažnai. Gal dar kokį išvardinau. Tai tiesiog parodo, kad jūs nenorit atsisveikinti su mokykla ir tiesiog dar norit pabūti vaikais. O iš tikrųjų tai yra laikas, kai reikia atsisveikinti su mokykla ir jūs bandote užtušuoti, kažkaip tai pasislėpti. Dar tiesa yra tie mokyklinukai, darželinukai dar. Reiškia, stengiatės kažkaip save paslėpti. Ir paslėpti, kas buvo gal ir gera mokykloje, kas ir labai gera. Tačiau pats faktas, kad po 100 dienų mes atsisveikinsim. Jeigu sakyti net 100 dienų, tai tikrai dar laikas, kai galbūt pasitempti kai kuriuose dalykuose, papildyti savo žinių kraitį ir įskristi į kelią. O keliai, kaip jūs žinote, būna labai skirtingi. Paukščio kelias, žvaigždžių kelias, smėlėtas, klampus, tiesus. Tai aš jums visiems linkiu pasirinkti vienintelį teisingą tiesų savo kelią, kuris būtų vainikuojamas brandos atestatų dėkimo švente ir tolimesnių kelių į gyvenimą. Su šventėmis.